tam tikrų metų psichikos sutrikimus, tai jie neišvengiamai, jie neapsaugoti nuo krizių. Respublikinėje Panevėžio ligoninėje krizių intervencijos centre vyko renginys pasauliniai psichikos sveikatos dienai paminėti. Ši diena primena apie psichinės sveikatos, jos stiprinimo ir prevencijos svarbą. Svarbu laiku atkreipti dėmesį į suprastėjusią būseną ir laiku kreiptis pagalbos. Medicinos psichologė ir meno terapeutė Eglė Zubienė sako, kad į krizių intervencijos centrą kreipiasi žmonės, kurie tam tikrų gyvenimo momentų išgyvena psichologinę krizę. Dėl to sutrinka jų socialinė adaptacija, gebėjimas prisitaikyti. Kreiptis dėl gydymo gali visi žmonės sulaukę 18 metų, kurie subjektyviai savo būseną vertina kaip krizinę. Aišku, kyla klausimas, kas yra ta krizė. Tai krizė turi labai plačias ribas, ar ne? Tai bendrai kalbant, krizė yra žmogus tas, kurio psichologinės gynybos tam tikrų metų nebeveikia. Tai čia būtų ilga šneka, kodėl tos psichologinės gynybos ar ne išmuša saugiklius, bet iš principo tai yra arba sunkus kažkokie išgyvenimai, arba labai subjektyviai svarbios kažkokios, tai, sakykime, gyvenimo situacijos, kurios pakeičia ir ne, sakykime, žmogaus gyvenimo kokybę. Psichologė pridūrė, kad atvykus į gydymo įstaigą pacientas pirmiausia kalbasi su psichiatru ir medicinos psichologu. Yra taikoma krizės intervencija, o vėliau yra sudaromas gydymo planas ir žmogus gauna psichofarmakologinį gydymą, tai reiškia, kad jis vartoja vaistus ir gauna nemažai psichoterapinių procedūrų. Tai yra kiekvieną dieną jis lanko psichoterapinę grupę, būna meno užsiėmimai, meno terapijos užsiėmimai, muzikos terapijos užsiėmimai, relaksacija, gamtos terapija, ir visa eilė visokių užsiėmimų pagal to konkretaus žmogaus poreikį. Šiais laikais žmonės apie savo psichikos sunkumus kalba drąsiau ir aš galvoju, kad daug šansų, ar ne, kad lašas po lašo ir ne mūsų visuomenės reikės. Pasaulinė psichikos sveikatos diena minima spalio 10 dieną.